Trečias skyrius. Antradienio rytą mes sėdėjome kieme, priešais savo dirbtuvę ir pusryčiavome. Kadilakas buvo suremontuotas. Lensas laikė rankoje lapą popieriaus ir džiūgaudama žiūrėjo į mus. Jis buvo mūsų reklamos galva ir ką tik mudviem su Kesteriu perskaitė savo parašytą skelbimą apie mašinos pardavimą. Skelbimas prasidėjo tokiais žodžiais: atostogos pietuose su liuksusiniu automobiliu. Tai buvo kažkoks vidurys tarp lyrinio eilėraščio ir himno. Mudu su Kesteriu patylėjome valandėlę. Pirmiausia, mums reikėjo atsigauti nuo to įmantrios fantazijos rauto. Lensas manė, kad mes jau parblokšti. Tame kūrinyje yra poezijos ir polėkio, ar ne? Išdidžiai paklausė jis. Tokiame amžiuje, kai visiems galvoja tik realios vertybės, reikia būti romantiku. Čia ir yra visas triukas. Kontrastai patraukia. Tik ne tada, kai kalbam apie pinigus, atsakiau aš. Automobilius žmonės perka ne dėl to, kad nori investuoti pinigus, vaikuti, pamokė mane Gotfridas. Juos perka norėdami išleisti pinigus ir tada jau prasideda romantika, bet bent komersantui. O daugumai žmonių jį tuo ir pasibaigė. Kaip tu manai, Otai? Žinai, atsargiai pradėjo Kesteris. Ką čia daug kalbėti, pertraukiau aš jį. Tai skelbimas kokiam kurortui ar veido kremui pareklamuoti, bet ne automobiliui. Lensas buvo be prasižiojęs. Pala, nenusileidau aš. Aišku, tu manai, kad mes šališki, Gotfridai. Todėl štai ką tau siūlau. Paklauskime Jupo. Tai liaudies balsas. Jupas, vienintelis mūsų tarnautojas, 15 metų berniukas, buvo lyg ir mūsų mokinys. Jis aptarnaudavo benzino siurblį, parūpindavo mums pusryčius ir vakarais aptvarkydavo dirbtuvę. Jupas buvo mažytis, trasdanotas vyrukas su tokiamis didelėmis, atvėpusiomis ausimis, kokių aš niekad nebuvau matęs. Kesteris tvirtino, kad jeigu Jupas iškristų iš lėktuvo, tai jam nieko neatsitiktų. Su tokiamis ausimis gražiai nusileistų kaip su sklandytuvu. Mes pasišaukėm jį. Lensas perskaitė skelbimą. Ar tu susidomėtum tokią mašiną, Jupai? Paklausė Kesteris. Mašina? Paklausė savo ruožtu Jupas. Aš nusijuokiau. Žinoma mašina, burptelėjo Gotfridas. O tu manai žiogas? O ar ji turi tiesioginę pavarą? Ar skirstomasis velenas iš viršaus valdomas? O stabdžiai hidrauliniai? Pasteiravo nepalenkiamas Jupas. Avigalvi, juk tai mūsų Kadilakas, iškošė Lensas. Negali būti, atsakė Jupas ir įsišiepė lygiai ausų. Šitau, kad nori, Gotfridai, tarė Kesteris. Tai mat kokia šių laikų romantika. Neždinkis prie savo siurblio, Jupai, prakeiktas 20-ojo amžiaus sūnau. Lensas nepatenkintas nudūlino į dirbtuvę, pasiryžęs išlaikyti savo skelbimo poetinį polėkį, bet kartu vis dėlto suteikti jam truputį techninio pagrindo. Po poros minučių tarp vartėje netikėtai pasirodė vyresnysis inspektorius Barzigas. Mes sutikome jį labai pagarbiai. Jis buvo inžinieriaus ir Fenikso automobilių draudimo bendrovės ekspertas, įtakingas žmogus, per kurį galima gauti remonto užsakymų. Mes su juo puikiai sugyvenome. Kaip inžinierius, tiesa, jis buvo tikras šėtonas ir kibdavo prie menkiausios smulkmenos, bet kaip peteliškių kolekcininkas buvo minkštas it vaškas. Barzigas turėjo didelę kolekciją ir kartą mes jam padovanojome didžiulį naktinį drugį, kuris buvo įskridęs į mūsų dirbtuvę. Barzigas išblyško iš susijaudinimo ir nutaisė iškilmingą miną, kai įteikėme jam tą gyvį. Tai buvo kaukolės, negirdėtos retenybės, kurios jo kolekcijai kaip tik trūko. Jis niekad nepamiršo tos mūsų dovanos ir nuo to laiko parūpindavo mums remonto darbų, kur tik galėdavo. O mes gaudydavome jam kiekvieną kandį, kokią tik galėdavome nutverti. Stiklą vermuto, ponė Barzikai? Paklausė Lensas jau vėl atitokęs. Nė burnelės lygi vakaro, atsakė Barzikas. Toks mano geležinis principas. Jei principų nelaužysi, tai koks iš jų malonumas, pareiškė Gotfridas ir jam įpylė. Už ligustrų drugius, povakius ir perlamutrus. Barzigas truputį pasviravo. Jeigu jūs taip spirėtės, tai aš negaliu atsisakyti, tarė jis ir paėmė stiklą. Bet tada daužkime ir už mažąjį jaučiką.
Jis droviai nusišypsojo, lyg būtų kokia dviprasmybė pasakęs apie moterį. Žinot, aš neseniai atradau naują atmainą su pasišiaušusiais ūsiukais. 100 perkūnų, tarė Lensas, tai bent atradimas. Vadinasi, jūs pirmas tai padarėte ir jūsų vardas įeis į gamtos mokslų istoriją. Išgėrėme dar po stiklą už pasišiaušusius ūsiukus. Barzikas nusišluostė ūsus. Aš atnešu jums gerą žinią. Galite parsivežti Fordą. Direkcija sutiko, kad jūs jį remontuotumėt. Puiku, tarė Kesteris. Tai mums labai pravartu, o kaip mūsų samata? Irgi patvirtinta, nesumažinus. Barzikas primerkė akį. Iš pradžių ponai nenorėjo, bet galų gale dar po stiklą už Fenikso draudimo bendrovę, tarė Lensas ir vėl įpylė. Barzikas atsistojo ir atsisveikino. Pamanykite tik tai, tarė jis išeidamas. Moteris, kuri buvo tame Forde, prieš porą dienų vis dėlto numirė, o jai buvo tik įpjauta keliose vietose. Turbūt per daug kraujo neteko. Kiek jai buvo metų, paklausė Kesteris. 34, atsakė Barzikas. 4 mėnesį nešė. 20 000 markių apdrausta. Mes tučtuojau išvažiavome parsigabenti automobilio. Jis priklausė vienos kepyklos savininkui. Jisai važiavo naktį, buvo įkaušęs ir atsitrenkė į sieną. Tik jo žmona buvo sužeista, o jis pats neįsibrėžė. Sutikome į garaže, rengdamiesi išvilkti mašiną. Jis kurį laiką stovėjo truputį sudribęs, susikūprinęs, jis įtraukęs kaklą, galvą palenkęs kiek į priekį ir žiūrėjo į mus tylėdamas. Jo veidas, kaip ir visų kepėjų, buvo neįsveikos pilkšvos spalvos ir tamsoje virškis atrodė lyg didelis liūdnas miltų kirminas. Pamažu jis priėjo prie mūsų. Kada mašina bus gatava? Paklausė jis. Po kokių 3 savaičių, atsakė Kesteris. Jis parodė į jos viršų. Tai irgi įtraukta tiesa? Kaip tai, paklausė Otas. Juk viršus niekiek nepažeistas. Kepėjas nekantriai numojo ranka. Žinoma, bet jau galima tą progą ištaikyti naują viršų, vis dėlto tai nemenkas užsakymas jums. Tikiuosi mes suprantame kits kitą. Ne, atsakė Kesteris. Jis suprato jį labai gerai. Tas žmogus norėjo dovanai įsitaisyti naują viršų, už kurį draudimo bendrovė nemokėjo. Mes kurį laiką su juo pasiginčijome. Žmogus grasino pasirūpinti, kad užsakymas iš mūsų būtų atimtas ir atiduotas paslaugesniai dirbtuviai. Pagaliau Kesteris nusileido. Jis nebūtų su tuo sutikęs, jeigu mums nebūtų stigę darbo. Na, mat išsyk taip reikėjo šnekėti, tarė kepėjas kreivai šypteldamas. Aš užeisiu šiomis dienomis medžiagos pasirinkti. Norėtųsi gelsvai rusvos, mėgstu švelnias spalvas. Mes išvažiavome. Gatvėje Lensas parodė į Fordo sėdynę. Ten juodavo didelės dėmės. Velionės jo žmonos kraujas. Ir išsiderėjo naują viršų. Norėtųsi gelsvai rusvos, mėgstu švelnias spalvas. Tai bent vyras. Nenustepčiau sužinojęs, kad jis išreikalavo draudimo išmoką už 2 numirėlius. Juk žmona buvo nėščia. Kesteris patraukė pečiais. Matytis mano, kad viena ir kita neturi nieko bendra. Galbūt, tarė Lensas, sako, kad esama žmonių, kuriems tokie dalykai tikra paguoda nelaimė, o mums iš kišenės ištraukė lygiai 50 markių. Nutaikęs progą popiet parėjau namo. 5 valandą buvau sustaręs pasimatyti su Patricija Holman. Bet dirbtuvėje nieko apie tai nesakiau. Ne dėl to, kad būčiau norėjęs nuslėpti, bet todėl, kad man staiga tai pasirodė gerokai neįtikima. Ji paskyrė pasimatymą vienoje kavinėje. Neteko ten būti, tik žinau, kad tai mažutė, elegantiška kavinukė. Nieko nenumanydamas ėjau į vidų, bet vos tik peržengiau slenkstį, nusigandęs atšokau. Kavinė buvo pilna plepančių moterų. Aš patekau į tipišką moterų cukrainę. Vargais negalais man pavyko užimti ką tik atsilaisvinusį stalelį, nesmagiai apsidairiau, be manęs buvo dar 2 vyriškiai, bet ir tie man nepatiko. Kavos arbato, šokolado, paklausė kelneris ir nubraukė servetėlę nuo stalo pyragaičių trupinius tiesiai man ant kostiumo. Didelį stiklą konjako, atsakiau aš. Jis atnešė konjaką, bet kartu atvedė ir kompaniją kavinės kūmučių, kurios ieškojo vietos. Jiems vadovavo pagyvenusi atletė su plerezomis papuoštą skrybelę. 4 vietos, prašom, tarė jis ir parodė į mano stalą. Pala, atsakiau aš. Stalelis užimtas, čia turi dar ateiti.
Taip negalima, gerbiamasis, pasakė kelneris. Šiuo metu visų vietų negalima rezervuoti. Aš pasižiūrėjau į jį, paskui pasižiūrėjau į atletę, kuri dabar stovėjo prie pat stalo įsikibusi į kėdės atkaltę. Išvydęs jos veidą atsisakiau toliau priešintis. Net patrankomis neįstengtum pajudinti tos asmenybės pasiryžimo užimti stalą. Gal galėtumėt bent konjako dar atnešti, burbtelėjau kelneriui. Su mielu noru, gerbiamasis, vėl didelį stiklą. Taip, labai prašom. Jis nusilenkė, juk čia stalas 6 asmenims, gerbiamasis, tarė atsiprašydamas. Tiek to, tik atneškit konjako. Atletė, kaip atrodė, priklausė abstinentų klubui. Jis poksojo į mano konjaką, lyg čia būtų pašvinkusi žuvis. Norėdamas paerzinti, užsisakiau dar vieną ir savo ruoštų išpučiau į ją akis. Visa tai staiga pasirodė man juokinga. Ko man čia prireikė ir ko prireikė iš tos merginos, net nežinau, ar ją iš viso atpažinsiu šioje maišatyje ir šiame klegesy. Supykęs išlenkiau savo konjaką. Saliut, tarė kažkas man už nugaros. Aš pašokau, jis stovėjo ir juokėsi. O jūs pradeda pačiu laiku? Pastačiau ant stalo stiklą, kurį vis dar tebelaikiau rankoje. Staiga sumiršau. Mergina atrodė visai ne taip, kaip aš ją atsiminiau. Tarp visų tų nusipenėjusių moterų, raitančių pyragaičius, jie atrodė it kokia laiba, jaunutė, amazonė, visi spinduliuojanti, rami ir nepasiekiama. Tarp mūsų negali būti nieko bendra, pagalvojau ir tariau. Iš kurgi jūs atsiradote, tartum vaiduoklis? Juk aš visą laiką stebėjau duris, ji parodė kažkur į dešinę. Ten yra dar vienos duris, bet aš pavėlavau. Senai laukėte? Visai neseniai, daugiausia 2-3 minutės, ir aš ką tik atėjau. Kūmutės prie mano stalo nutilo. Ant pakaušio jutau vertinančius 4 matronų žvilgsnius. Ar pasiliksim čia? Paklausiau. Mergina greit žvilgtelėjo į stalą, jos lūpos virptelėjo, ji linksmai pažvelgė į mane. Bijau, kad visos kavinės vienodos. Aš papurčiau galvą. Tos, kur tuščios geresnės? Čia tai tokia velniška cukrainė, kurioje žmogus pradeda jaustis menkavertis. Geriau nueitume į kokį barą. Į barą? Argi barų atidarytų... Į barą? Argi yra barų atidarytų pačioj dienos aky? Žinau vieną, tariau aš. Jame bent ramu, jeigu neatsisakytumėte. Kągi, galbūt. Aš pakėliau akis, tuo metu negalėjau suvokti, ką jį mano. Neturiu nieko prieš ironiją, jeigu ji ne man taikoma, bet mano sąžinė buvo nerami. Na taime, tarė ji, aš pamojau kelneriui. 3 didelis stiklai konjako, suriaumojo tas varnas tokiu balsu, tarsi norėdamas pateikti sąskaitą svečiui jau gulinčiam grabe. 3 markės 30, mergina atsigrėžė. 3 stiklai konjako per 3 minutės, nieko savo tempas. 2 išgėriau vakar. Tai melagis, sušnipštė atletė prie stalelio man pavimui. Jinai ir taip ilgai ištylėjo. Aš atsigrėžiau ir nusilenkiau. Laimingų kalėdų, gerbiamosios ponios, ir greitai nuėjau. Jūs susikivirčijote? Paklausė mergina, kai išėjome į gatvę. Nieko ypatingo, aš tik tai darau prastą įspūdį solidžioms damoms. Aš irgi, atsakė ji. Pažvelgiau ją, atrodė kaip būtybė iš kito pasaulio. Visiškai negalėjau įsivaizduoti, kas ji tokia ir kaip gyvena. Bare pasijutau tvirčiau. Kai mes įėjome, Fredas, barmenas, stovėjo už bufeto ir kaip tik šluostė didžiausius konjako stiklus. Jis pasveikino su manim, tarsi pirmą kartą matydamas ir tarsi ne jam būtų tekę mane užvakar gabenti namo. Fredas buvo išėjęs gerą mokyklą ir turėjo didžiulį patyrimą. Baras buvo tuščias. Tik prie vieno stalelio, kaip bemaž visada sėdėjo Valentinas Hauseris. Pažinojau jį nuo karo. Mudu buvome vienoje kuopoje. Kartą jisai, nepaisydamas artilerijos, užtveriamosios ugnies atnešė man į pirmutinės linijas laišką, nes pamanė, kad rašo mano motina. Žinojo, jog laukiu laiško, kadangi motinai buvo padaryta operacija. Tačiau jis apsiriko, tai buvo tik lapelis reklamuojas dilgėlinio audeklo pošalmius. Grįžtant jį sužeidė į koją. Valentinas netrukus po karo paveldėjo turtą ir pradėjo girtuokliauti. Jis tvirtino, kad reikia gerti už laimę, kuri leido jam išlikti gyvam per karą. Jam buvo nesvarbu, kad nuo to laiko jau buvo praslinkę 4 metai. Jis sakė, kad ir kiek gersi už tokią laimę, vis tiek bus maža.
Tai buvo vienas iš tų žmonių, kurie negalėjo atsikratyti klaikiais karo atsiminimais. Visi kiti jau daug ką buvo pamiršę, o jis atsiminė kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą. Mačiau, kad Valentinas jau daug išgėręs, sėdėjo savo kampe, paskendęs mintise ir viską užmiršęs. Aš pakėliau ranką. Saliut, Valentinai. Jis pažvelgė į mane ir linktelėjo. Saliut, Robi. Mes atsisėdome kampe. Priėjo barmenas. Ko norėtumėte išgerti? Paklausiau merginą. Gal stikliuką martinio? Atsakė ji. Sauso martinio. Čia Fredas specialistas, pareiškiau. Fredas leido savo nusišypsoti. Man kaip visada tariau. Bare buvo vėsu ir tamsoka. Atsidavė palietų džinu ir konjaku. Tai buvo aitrus kvapas primenąs kadagio ir duonos aromatą. Nuo lubų kabojo iš medžio išdroštas burlaivio modelis, siena už bufeto buvo išmušta vario lakštais, blausi žvakidė šviesa metė ant jos raudonus atšvaitus ir atrodė, kad tenai atsimuša požeminė ugnis. Iš mažųjų kaltinių bra degė tik du. Vienas ties Valentino staleliu, o kitas prie mūsų. Jie buvo su geltonais pergamentiniais gaubtais, padarytais iš senų žemėlapių ir atrodė kaip siauri apšviesti pasaulio sklypeliai. Jaučiausi kiek sumišęs ir gerai nežinau, kaip pradėti kalbą. Juk iš viso nežinau tos merginos ir jo ilgiau į ją žiūrėjau, jos svetimesnė įrodėsi. Jau seniai šitaip besėdėjau su moterim. Buvau atpratęs nuo tokių dalykų. Labiau buvau įpratęs bendrauti su vyrais. Pirma, kavinėje man buvo per daug triukšmo, o dabar čia ūmai pasidarė per daug tylu. Toje tylioje salėje kiekvienas žodis atrodė toks svarus, kad sunku buvo laisvai kalbėti. Jau beveik norėjau grįžti į kavinę. Fredas atnešė taures. Mes išgėrėme. Romas buvo stiprus ir šviežias, jo skonis priminė saulę. Jis teikė šiokios tokios paramos. Išgėriau stiklą ir tučtojau vėl padaviau į Fredui. Jums čia patinka? Paklausiau. Mergina linktelėjo. Geriau kaip anoje cukrainėje? Aš nepakenčiu cukrainių, atsakė jie. Tai kodėlgi mes kaip tik ten susitikome? Paklausiau nustebęs. Nežinau, ji nusėmė kepuraitę, man niekas daugiau neatėjo į galvą. Jo geriau, kad jums čia patinka, mes dažnai čia lankomės. Vakarais šilindynė mums bemaž atstoja tikrus namus. Ji nusijuokė. Argi tai iš tikrųjų neliūdna? Ne, atsakiau aš, tai atitinka laiko dvasią. Fredas atnešė man antrą stiklą. Kartu jis padėjo ant stalo žalią Havanos cigarą. Nuo pono Hauserio. Valentinas pamojo iš savo kampo ir pakėlė stiklą. 17 metų Liepos 31 Robi, tarė jis prislėgtų balsu. Aš linktelėjau jam ir taip pat pakėliau savo stiklą. Jis visada turėdavo ką nors užgerti. Man yra tekę vakarais matyti, kaip jis kokioje kaimo smuklėje užgerdavo mėnulį ar alyvų krūmą. Paskui prisimindavo kokią nors dieną praleistą apkasuose, kai buvo ypač sunku ir būdavo dėkingas už tai, kad jis dar čia ir gali šitaip sėdėti. Tai mano bičiulis, tariau merginai, karo metų draugas. Iš visų savo pažįstamų jis yra vienintelis žmogus iš didelės nelaimės sukūręs mažytę laimę. Jis nebežino, ką daryti su savo gyvenimu, todėl tik džiaugiasi, kai tebėra gyvas. Ji pažvelgė į mane susimaščiusi. Prastrižas šviesos ruožas krito jai ant kaktos ir burnos. Tai aš gerai suprantu, tarė ji. Aš pakėliau akis. Bet jūs negalite to suprasti. Jūs per jauna. Mergina nusišypsojo. Tai buvo vos pastebima šypsena. Šmėstelėsiu tik tai akise. Veidas bemaž nepasikeitė, tik nušvito. Iš vidaus nušvito. Per jauna, tarė ji. Tai tik žodis. Man rodos, niekad negalima būti per jaunai, tik per senai. Valandėlę patylėjau. Čia jums galėčiau gerokai paprieštarauti. Pagaliau atsakiau ir daviau Fredui ženklą dar atnešti man ko nors išgerti. Mergina elgėsi ramiai ir laisvai, o aš tuo tarpu jaučiaus kaip koks stobrys. Taip norėjau pasikalbėti, lengvai pajuokauti, žodžiu pradėti tą tikrą kalbą, kuri paprastai ateina į galvą, tik tada, kai palieki vienas. Lensas mokėjo taip kalbėti, o man visada išeidavo nevykusiai ir nerangiai. Gotfridas nebe pagrindo tvirtino, jog aš kaip pašnekovas esu maždaug pašto valdininko lygio. Laimė, Fredas žinojo, ką daryti. Jis atnešė man pripylęs nemažytį stikliuką, bet padorų vyninį stiklą.
Šitaip jam nereikėjo nuolat lakstyti ir taip nekrito į akis, kiek aš geriu. Man reikėjo gerti, kitaip negalėjau nusikratyti tuo mediniu sunkumu. Gal dar vieną martinio? Paklausiau merginą. O ką jūs čia gerat? Roma. Ji pažiūrėjo į mano stiklą. Andai jūs irgi jį gėrėte? Taip, tariau, aš dažniausiai geriu romą. Ji pakraipė galvą. Neįsivaizduoju, kaip tai galėtų būti skanu. Ne pats nežinau, ar skanu, tariau aš. Ji pažvelgė į mane, o tai kodėl tada jį gerite? Romas, tariau apsidžiaugęs, kad radau šitą, apie ką galiu kalbėti. Aromas gardu gerti nelabai svarbu, juk tai nėra paprastas gėralas. Tai bičiulis. Bičiulis, kuris tau palengvina širdį. Jis pakeičia pasaulį ir žmonės ir geria jį. Aš pastumiau stiklą į šoną, bet ar negalėčiau paprašyti jums dar vieną stiklelį martinio? Geriau romo, tarė ji, ir aš norėčiau pamėginti. Gerai, atsakiau aš, bet ne tokio. Pradžiai jis per stiprus. Atneš bakardžio kokteilį. Šūktelėjau Fredui. Fredas atnešė stiklus ir taip pat pastumė dubenį sūdytų migdolų ir padegintų kavos pupelių. Palik čia ir visą butelį, tariau aš. Pamažu viskas darėsi lengva ir aišku. Netikrumas nyko, žodžiai plaukė savaime ir aš jau nebe taip žiūrėjau, ką sakau. Gėriau toliau ir jutau, kaip mane užplūdo ir ėmė nešti švelni banga. Kaip ta tuščia prievakario valanda prisipildė vaizdų, o virš abejingų pilkų būties platybių it šmėklos vėl iškilo be garsos slenkančios svajų virtinės. Baro sienos prasiskyrė ir staiga čia pasidarė nebe baras, tai kampelis pasaulio, rami kertelė, pustamsis blindažas, apie kurį siautė amžinas chaoso mūšis ir kuriame mes glūdėjome pasislėpę, paslaptingai suvesti ir atblokšti čia laiko sutemų. Mergina sėdėjo susigūžusi savo kėdėje, svetima ir paslaptinga, tartum iš kokio kito gyvenimo atnešta. Aš girdėjau savo balsą, bet man rodėsi, kad kalbu nebe aš, o kažkas kitas. Kažkas toks, kurio vietoje norėčiau būti. Iš žodžių nyko tiesa. Jie pasislinko iš vietos, veržėsi į kitas, netokias pilkas rytis, kurioje praėjo mažyčiai mano gyvenimo įvykiai. Žinau, kad sakau neteisybę, kad fantazuoju ir meluoju, bet man buvo vis vien, nes tiesa buvo beviltiška ir blanki. Ir tik svajos pojūtis ir jos atšvaitas buvo tikrasis gyvenimas. Varinėse baro atmušaluose žėravo šviesa. Kartkarčiais Valentinas pakeldavo stiklą ir sumurmėjo savo kokią nors datą. Už langų dusliai pliukšėjo gatvė, lyg plėšrus paukščiai rykavo automobiliai. Jie surikdavo į barą, kai kas atidarydavo duris. Jie rėkavo kaip barninga pavydi senė. Jau buvo sutemę, kai palydėjau Patriciją Holman namo. Iš lėto grįžau atgal. Staiga pasijutau vienišas ir tuščias. Purškė smulkus lietus. Sustojau prie kažkokios vitrinos. Dabar pastebėjau, kad buvau per daug išgėręs. Ne tiek, kad sverdėčiau, bet vis dėlto tai aiškiai pajutau. Mane išsyk išpylė prakaitas. Atsisakčiau paltą ir nusismaukiau ant pakaušio skrybelę. Prakeikimas, vėl pasidariau bėdos per tą gėrimą. Ko tik neprišnekėjau jai, nedrįsau viso to tiksliai prisiminti. Blogiausia, netgi nebežinau, ką kalbėjau. Dabar, kai likau vienas, čia šaltoje dundančioje nuo autobusų gatvėje, viskas atrodė visiškai kitaip negu baro prieblandoje. Aš keikiau pat save. Tai turbūt gerą įspūdį padariau merginai. Ji tikriausiai tad pastebėjo, juk pati be maž nieko negėrė. O atsveikindama taip keistai pažvelgė į mane. Viešpatie, atsigrėžiau ir susidūriau su kažkokiu mažučiu dručkiu. Na, tariau aš įdūkęs, pasikrapštykite akis, jūs kerėpla neregėtas, sulojo dručkis. Aš įbedžiau į akis. Turbūt žmogus gyvo nesat matę, Ambrijo jūs toliau. Man kaip tik to ir tereikėjo. Žmonių tai teko matyti, sakiau aš, bet vaikščiojančios alaus statinės nepasitaikė. Dručkis ilgai negalvojo, jis stovėjo ir pūtėsi. Žinot ką, suprunkštė jis, keliaukite į zoologijos sodą, užsisvajojusioms kengūroms nėra kas veikti gatvėje. Aš pamačiau, kad prieš mane stovi aukštos klasės keiksnys. Kad ir kaip prastai buvau nusteikęs, vis tiek negalėjau leisti, kad jis man nuplėštų šlovę. Neždinkis savo sveikas, kvaištelės išdėlį. Tariau aš ir pakėlęs ranką palaiminau jį.
Jis nekreipė dėmesio į mano raginimą. Paprašyk, kad tau į smegenis betono įpiltų susiraukusius šunbeždžionė, lojo jis. Aš pavadinau išsigimusiu pilnapadžiu. Jis išdėjo mane nusišėrusią papūgą, o aš į bedarbių lavonų mazgotojų. Tada jis jau su pagarba pakrikštijo mane vėžio suėsta karvės galvą, o aš jau norėdamas baigti išpravardžiau įklajojančiomis bifšteksų kapinėmis. Jo veidas ūmai nušvito. Bifšteksų kapinės? Puiku, tarė jis, to dar nežinau, įtrauksiu į savo repertuarą, viso. Jis pakėlė skyrybelę ir mudu įsiskyrėme kupini pagarbos kits kitam. Pasirėjęs aš atsigavau, bet vis dar buvau susierzinęs. Juo blaivesnis dariausi, juo tas susierzinimas didėjo. Man rodėsi, kad esu kažkoks išgręžtas šlapės rankšluostis, tačiau pamažu ėmiau pykti ne tik pats ant savęs, ėmiau pykti ant visko ir ant tos merginos. Juk tai už jos galvos. Pasigėriau. Aš pasistačiau apykaklę. Tiek to, tegul jis savo galvoja apie mane, ką tik nori, man dabar vis tiek. Bent pamatė, su kuo jai teko susitikti. O dėl manęs, tegul viskas eina velniam. Kas atsitiko, tas atsitiko, nieko dabar jau nepadarys. Gal taip net geriau. Aš sugrįžau į barą ir dabar jau pasigėriau atsakomai.